Nuolatinis mados infekcijos dalyvis Vitalijus Čepkauskas Kilčiai dizainerio spintoje pasiūlo apsilankymą savo studijoje, nes prisipažįsta, tradiciškai įsivaizduojamos spintos neturys. Mano spinta mano kambarys. Galiu ateiti į vidurį spintos ir apsižiūrėti. Tai yra, šiuo atveju studija mano tokia atlieka tą funkciją. Vitalio Čepkausko studijoje galima rasti visko, nuo ankstesnių kolekcijų drabužių iki antikvariatuose, sendaikčių turguose rastų įvairenybių. Menininkas ir drabužių dizaineris tai vadina daiktoteka, kurios lobiai įkvepia kurti. Aš sąmoningai, nesąmoningai, bet vis tiek savo įtakoja, nes jinai visko formuoja tokią nuomonę. Tai yra, nes aš tai pirmiausia idėjas sugalvoju ir paskui apsižiūriu, ką aš turiu ir kas tas gali pasitarnauti tą idėją. Bet koks daiktas, ar ten ar skulptūra, ar muzikos kompaktai, ar čia iš mano praeitų kolekcijų visi daiktai yra čia. Ir pagal reikmę aš įsitraukiau ir galiu toliau disponuoti. Irgi antikvarė pirktas lagaminas, aš kai pamatau daiktą, tai mane labai taip sužavi, labai man reikia. Nes čia mano veiklos tokia, kai buvo pradžia ir tiesiog ten kaip čia interjerą mes kūrėme ir aš tikrai labai pamačiau ir labai norėjau, nes man taip kelionė tokia simbolis toks buvo. Olandiškas daiktas su pavardėm, su viskuom. Čia 36 metai, tai yra prasme, kad jis ilgai tarnavo ir keliavo žmogus. Ir po karo, ir prieš karą. Aš tiesiog skelbimuose pažiūrėjau ir ten tokie vyrukai Švedijai buvo ir jie atsivežė. Jis yra labai senas ir pamačiau, labai norėjau ir įsigijau ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš tokį daiktą turiu. Tam tikrom progom, jeigu reikia ten kažkaip lengviau važiuoti, tai yra jau pajausti tą laiko dvasią, tai aš tokia sėdu ir važiuoju, nes jis iš tikrųjų jauti laiką toks, kai važiuoji, tai labai gali nuklysti ten su mintimis netgi, tai padeda. Pavyzdžiui, dėžutė, va tokia, nuo cigarų. Turiu dėžutę, kurie yra va tokie dalykai. Kuriuos aš pirkau ten, čia dauguma yra pirktų Anglijoje, Londone. Va, bet man kažkaip taip labai inspiruoja, sakysim, tokie osicesniai, pavyzdžiui, papuošalai ir tai turi savo dvasią, labai stiprią. Sako, kad papuošalai, ir tokia, tam prasme, gali būti ir labai draugiški, ir labai ne, bet aš kažkaip labai pozityviai jo žiūriu. Tai kiekviena ta dėžutė turi savo kažkokią tokią istoriją, nes aš atsimenu, mano senelis, kai turėjo ten tokį stalčių, kur ten dėžučių visokiausią galybę, tai aš tiesiog irgi pasidaviau tokią aistrą, sakysim, va šitas planšetas, aš Paryžiuje radau. Jis yra kokia 20 amžiaus pradžios, toks apriplyšęs. Bet mes buvo toks kažkoks labai netikėtumas dėl to, kad toks tikras daiktas. Viskas čia ir piešta matosi buvo, ir su dažais, ir popieriaus spalva tokia, labai man kaip simbolį radau, tarytum mane patvirtintų, kad aš esu dailininkas, kad aš turiu būti dailininku. Va, ir netgi piešinys buvo. Kažkas piešia, bet taip primityviai piešia. Čia neprofesionalai yra. Čia kabo ir ankstesnių kolekcijų drabužiai. Jie neparduodami, tik retkarčiais paskolinami. Pavyzdžiui, fotosesijoms. Neparduodama, jie tiesiog man yra tokia, kaip pasakyti, aš nedarau prekės, man kad tokia prekė reikia vietos, reikia su to dirbti, reikia sutikinėti su žmonėmis, kalbėtis, aš tiesiog taip kaupiuosi, aš paskui toliau kuriu, nes tai yra, sakau, nėra mano finansinis interesas, tai yra išlaidos, kad aš ten taupausi ir kad galėčiau parodyti.